Vilniaus televizija. Sakykit, šiandien posėdis nėra paskutinis tikriausiai dar, ne? Reikia, dar čia tų posėdžių dar bus iki kokio gegužės mėnesio. Dar aš manau, kad tai bus, nes dabar advokatai baigiamasis kalbas sako, į dieną po 8 advokatus, taip 7, nu tai va, dar advokatai, paskui mes 87, nu tai čia dar, sakau, dar apie 2 mėnesius tikrai dar viskas vyks. Dabar, ar galima nuspėti iš teisėjų, kaltintojų, kokia gali būti bylos baigtis? Tai yra neįmanoma nuspėti, kadangi advokatai, dabartiniai advokatai, kiek jau yra pasisakę, visi automatiškai išdėsto viską detaliai, krūvas pažeidimų apie tai, kad atliko prokuratūra, krūvas tyrime, kad teisėjų šališkumą ir taip toliau, nes mes įrašinėjom advokatų kalbas, viskas, nu ten iš tikrųjų kosmosas, bet visur viskas paaiškita, parodyta, kad teismas šitas yra pirmiausia šališkas, antras dalykas prokuratūra, prokurorai, kurie atliko šitą bylą yra ne tai, kad aš negaliu sakyti, kad jie neatliko, bet jie tiesiog nusikalstamai blogai atliko tą bylą. Tyrimą tos bylos. Ir krūva žmonių, labą dieną. Ir krūva žmonių, kurie tiesiog dalyvavo, galima sakyti, valstybės suokalbyje gal prieš tautą, nes tauta dabar nustatoma Lobovas, Kandrotas, banditai, mes čia sukėlėm riaušes, mes čia kažką padarėm, taip toliau. Nors mes iš tikrųjų, aš pavyzdžiui stovėjau su ruporu ir reikėjau, kad jokiais būdais nemėtykit akmenų. Jokiais būdais nedarykit, ką jūs durni, su lopetėlėm supranti kovoti prieš ginkluotą armiją, jūs ką iš proto įsikraustėt. Ir mane dabar už tai kaltina, dabar aš tipo kaip vadėjimą gaunasi. Prokuratūra gali, lietuviška prokuratūra, tai yra pasakų, per pasakų pasakotojai. Jie galėtų knygas rašyti apie pasakas vaikam, biški paaugusiem vaikam, arba net suaugusiem, suvaikėjusiem vaikam. Tai totali įstaiga tokia, iš mokesčių mokėtojų kišenės. Ar yra koks nors dokumentas arba pareiškimas, į kurį teismas neatsižvelgia, neprisiegia prie bylos, kuris turėtų, jūsų manymu, turėti labai svarbią bylos reikšmę? Suprantat, 87 įtariamieji, ne? Ir ten tų tokių dokumentų pilna buvo. Mes daug ten dokumentų jiem tyrėme, mes labai daug jiem pateikėm visokiausių dokumentų, visko. Jie ten prisega, neprisega, atsega, prisega. Suprantat, kad kuo didesnė byla, tuo didesnis chaosas. Ir jie tuo gali vadovautis. Plus 3 teisėjai. Jie vienas nuo kito stumdo. Ten sakau, bespridėlas totalus. Sakau, net keiktis norisi. Na ir paskutinis klausimas. Kaip jūs vertinate tai, kad byloje, tokioje žinomoje, kai policininkas nužudė moterį tarnybos metu ir į salę susirinkdavo pilną salę policijos darbuotojų su generaliniu komisaru priešakyje. Kaip jūs vertinate tokį savotišką, galbūt net ir spaudimą teismui? Tai čia akivaizdus spaudimas, aišku, bet imkim ir kitą pusę policija šiais laikais yra ganėtinai suvaržyta. Aš, pavyzdžiui, kaip bebūtų, aš palaikau policiją. Palaikau tikrai mūsų Lietuvos policiją ir jeigu dabartiniai žmonės, jūs pasižiūrėkit, žmonių mentalitetas, žmonių agresija, žmonių alkoholio galia suvartojimas, koksai kosminis yra. Ir jeigu nebūtų policijos, tai čia būtų katastrofa, mes vienas kitą ant galvas kapot pradėtume. Ir aš iš tikrųjų palaikau policiją, aišku, tai yra spaudimas, kada į salę vietoj paprastų žmonių susirenka krūva policijos darbuotojų savotiškai, viskas okei, tabu jie ten, bet aš sakau, aš einu už policiją. Tikrai už policiją ir aš jos palaikau. Nes be policijos, ypač dabar, kada žmonės tokioje depresijoje, betvarkė, pasižiūrėkit, kiek girtų pagauna, tai yra kažkas protų, nesuvokiam. Gaudo, rodo, o jisai vis tiek geria ir važiuoja. Ačiū, sėkmės jums. Malonu buvo.